Sveiki, brangiai. Tai šiandien apie dirbtinį intelektą. Daug dalykų apie jį žinau, daug domiuosi, bet ne tiek daug naudoju, kaip kitą kartą vieni ar kiti įsivaizduoja. Šiai dienai mano veikloje tai dirbtinį intelektą praktiškai kiekvieną dieną naudoju. Naudoju keletą skirtingų įrankių ir keletą skirtingų dalykų testuoju. Vieno, ko tikrai nesuspėjau, tai prisės prie dirbtinio intelekto asistentų kūrimo, kas tikrai yra labai geras dalykas, bet prie to neprieinu. Tačiau nemažai dabar laiko skiriu kurti WordPress'o ir dirbtinio intelekto sąsajoms. Tai va čia yra dalykas, kas man yra šiai dienai aktualus. Ir vienas iš tų produktų, ties kurio dabar daugiausia dirbu palengva, tai yra Omnisendo ir WordPress'o automatizacija. Tai joje apie tai pabaigoj, kad laiško, o dabar truputėlį apie įrankius, kokius dažniausiai naudoju ir kurios esu atradęs, kas man patinka. Per visus, ką esu atradęs, tai yra GenCraft. GenCraft yra paveiksliukų generavimui. Ir čia galiu pasidalinti keletą tokių, ką esu generavęs, daręs. Tokį, čia idėją žiūrėjau, ten leidžia suanimuoti. Animacija nėra pas jų labai gera, nors va šitas labai fainiai jisai juda. Visai gražiai padarė. Tai čia buvo daroma projektas. Vienas man reikėjo tokių vaikiško stiliaus paveiksliukų. Tai kitą kartą pasigrybauja, tačiau aprašius, kad vienodam stiliui pateiktų ir galima turėti tokį pateikimą. Tai kodėl aš naudoju GenCraftą visiems šitiem momentams, nes jisai leidžia pasirinkti stilių. Kokiam stiliui aš noriu, kad tai būtų 3D animacija. Galima pasirinkti modelį, kaip tai bus. Ir tarkim, 3D charakteris buvo, kurio man reikėjo, ir tada aš jau vedžiau pasirinkęs visus šitos dalykus. Taip, pasirinkam dydį. Pasirinkam visus, kurios mums reikia, mes galime pradėti rašyti promptą. Leidžia sukurti tikrai labai daug begalę įvairiausių paveiksliukų ir tikrai pakankamai realistiškai yra kuriantis. Nėra tobuliausias, nėra pats geriausias, bet man jisai patikęs, bent jau su juo susipažinau prieš metus laiko. Po metų laiko yra įrankių, kurie turbūt daro daug geriau, bet man, kai reikia kažko labai greitai, dabar aš turiu pro versiją šičia, nes naudojau kurti visiems tiem paveiksliukams, tačiau čia galima susikurti ir savo modelį, jeigu mums reikia, palei kurį visą laiką kursis. Ir jeigu mes pasinaudosim modeliu, ką kiti sukūrė, ir rašysiu promptą. Tai pabandom make up by the window. Na va, naudoja tą pačią merginą ir uždeda tą anglų kalboje reikėtų rašyti, bet man ko puikiausiai lietuviškai. Toliau, ką aš dabar paskutiniu metu irgi visai esu pamėgęs InVideo. Jis man generuoja, tik tai nepatinka, kaip daro įgarsina. Bet pakankamai gerai sugeneruoja. InVideo, ką jis ima stokinius video, deda į B-rollsus. Tas visai fainiai. Esu naudojęs keliam projektam, bet nuo 2004 oktober. Tai prieš metus laiko naudotas ir šičia irgi šiomis dienomis buvau pasijungęs pasitestuoti, pažaisti. Ką tikrai labiausiai aktyviai naudoju, tai Clip Opus. Tai ką jis daro, šituos ilgus video, kuriuos aš darau, jisai man jos sukarpo, išrenka geriausius, padaro aprašymą ir leidžia susiplanuoti. Ir čia, tarkim, buvo paskutinis video apie dėžutės. Ir kitą kartą reikia pakoreguoti, bet man jisai padaro, sudeda titrus, iškarpo reikiamas vietas, minimaliai sumontuoja ir man leidžia susiplanuoti socialinius tinklus, kur man reikia, ir matau, kad jis yra.
Tai toks įrankis, kurį tikrai pakankamai dažnai naudoju, nusistatau laiką, kokį reikia man nuo kada, tam tikrus nustatymus ir faniai. Šiandien žaidžiau su Vio 3. Tai šito, taip, jo, Vio 3. Tai tikrai gražiai kūrė. Vienintelis dalykas, kas man nepatiko, tai kad titrus jie uždeda kažkokią šriftą pasirenka, nepatiko, bet šiaip visai jau neblogai. Pradeda su tuo dirbti. Toliau yra mano pamėgtas ChatGPT. Tai čia su jo dirbu tikrai pakankamai daug ir su juo nemažai pasibendrauju, kad išgryninti idėją. Ir tarkim dabar, kai einant prie to mano dirbtinio intelekto sujungimo su WordPress'o ir WooCommerce'o, tai irgi su ChatGPT dabar dėliojos, ką aš noriu ir kaip turės tai veikti. Vėlgi, paimti ir parašyti, kad jeigu tu nori, kad padarytų tas ir tas ir tas ir tas, nepais bairis, jeigu nežinai tiksliai ko prašyti ir kaip turės veikti loginė struktūra. Tai man reikia, kad šitas įskiepis, jisai kurtų, kai žmogus padaro užsakymą, sakykime, maisto papildus, turiu sveikam kūnui, tai kai padaro užsakymus, prie produktų yra aprašymas, kad jisai yra maždaug vartojamas mėnesį laiko, tai reiškia, po 3 savaičių žmogui turi būti suformuotas laiškas ir išsiųstas suformuotas laiškas, tai reiškia, kad po 3 savaičių žmogui turi būti suformuotas laiškas ir jam išsiųstas raginimas įsigyti, papildyti, nes jo rekomenduojama naudojimo terminas yra 3 mėnesiai kursas. Tai reiškia, kad jam reikia dar 2 mėnesius, jeigu nori maksimalaus efektyviausio dalyko. Tai dažnai būna, kad reikia eiti rankiniu būdu kiekvienam tam produktui sukurti. Įsivaizduokit, yra 100 produktų, prie kiekvieno reikia sukurti po 20 minučių praleidi, 200, tai reiškia mėnesį laiko vien tik prie visų šitų dalykų. Tai dabar kuriu visą įskiepį, apjungimo sistemą, kad dirbtinis intelektas, jisai nuskaitytų produktą ir jeigu nėra jisai sukurtas omnisende, kad sukurtų šitą automatizaciją tolimesniem visiems pirkimam. Tai reiškia, kad po kiekvieno įvykdyto užsakymo jisai patikrina, ar tam produktui jau yra suformuotas šita užduotis, jeigu ne, jisai tai padaro. Ir įvyko pardavimas, jisai paėmė, suformavo, padaro ir paleido. Vėlgi, būtų galima padaryti, kad tiesiog automatiškai visiems produktams sukurtų, bet gal ne visiems produktams reikia, o už kiekvieną sukūrimą, patikrinimą ir suvaikščiojimą reikia tai mokėti. Tai reikia jungti per API, reikia tada papildomų užsakyti paslaugas ir gaunasi, kad vienu metu tu labai daug išleidi ant dalykų, kurių gal su laiku tik tai naudosi, arba visiškai nenaudosi. Tik tada, kai įvyksta pardavimas ir jisai pasižiūri. Plius, man labai svarbu, kad dirbtinis intelektas patikrintų rinkoje, ką sako apie tą produktą, nes jeigu, pavyzdžiui, dantų pasta nenurodyta, kiek laiko jinai naudosis. Vieni kiekvieną dieną plaunasi, vieną rytais, kiti 2 kartus per dieną, kiti užmiršta, kiti užmiršta ne kasdieną, yra labai toks sunku naudojamas. Tada reikia gauti vidutinę rinkos analizę, kiek vidutiniškai užtenka dantų pastos tutelės vienam žmogui. Tai toks turi tai atkreipti dėmesį ir palei tai suformuoti, kad žmogui priminimą. Ir su kuo tai darau? Tai viską ant GitHub Copilot. Ir dabar taip, čia taip atrodo mano įskiepis. Aš su juo vis dar rašinėjęs. Jis kas kartą vis manęs klausia, ar aš noriu šito, ar aš noriu ano, ar noriu to, o kaip turėtų būti ta. Ir kitai tam tikrais momentais aš pasižiūriu ir galvoju, okei, šito termino nesuprantu, einu pasidomėti tikrai, kad ar tikrai viskas taip turi būti. Tai dabar esu jau praleidęs prie šito viso proceso
kokias jau 3 valandas ir turiu jau preliminarų įskiepį sistemą, kuri teoriškai turėtų veikti. Praktiškai, žiūrėsios, testuosios, kaip tai turės atrodyti. Bet, iš esmės turėtų viskas veikti. Jei dabar beliko tik kalnas testavimo, jeigu neveiks, tai neveiks. Labai patogus iš tikrųjų įrankis, kai man reikia kažką apjungti, padaryti. Ir vienas tų tokių buvo įdomiausių projektų CIAM, kuriuos esu daręs. Dėl konfidencialumo negaliu pasakyti, kuriame projekte, bet virtualų produkto pasimatavimą. Aš žinau, kad galima su ChatGPT, dabar Gemini leido savo bananą, kur gali kelti savo nuotrauką, kelti produktų nuotrauką ir uždeda, bet yra padarytas įskiepis, programavau, ir jisai sujungtas su stipriu AI moduliu, kuris grinai specializuojasi rūbų matavimuose. Ir tenai yra kosmosas, jisai realiai ant tavęs uždeda rūbą ir tu matai, kaip tu atrodysi stovint savo pozui. Pritaiko palei tavo visą dydį ir žiauriai fainiai. Tai galima dabar tenais nueiti ir prie produkto yra padaryta taip, kad ima nuotrauką nes kitaip turi tame sistemoje, tu turi įkelti savo nuotrauką, įkelti produkto nuotrauką, tada jisai jo sudėlioja. O esu padaręs, kad žmogus pasiema, paspaudžia virtualiai pasimatuoti, įdeda savo nuotrauką ir ant jos uždeda tą produktą, kurį jis nori pasimatuoti. Ir jam iš karto parodo ekrane. Nereikia niekur eiti, niekur nereikia daryti. Tai vėlgi reikėjo gerai perskaityti dokumentaciją. Su Copilotu rašiau. Įdomiausias faktas, kad jis irgi veikia ant to pačio ChatGPT. Bet ChatGPT jisai žiauriai grybauja ir improvizuoja, kad mes šitą suprastume. Tai kai mes bandome kas kartą taisyti kodą, kad reikėtų padaryti, jis kas kartą jį perrašo savaip. Ir kažkurio momentu jisai pameta reikiamus dalykus. O Copilot, kad ir ant to pačio ChatGPT, jis prisimena struktūrą ir ją updateina atsižvelgiant į tavo norus. Tai va šitas man yra labai naudojamas įrankis. Ir būna kitą kartą, kai reikia kodą pasitikrinti, aš irgi įmetu, sakau, patikrink kodą, kur dubliuojasi, kur kas veikia, neveikia, nes sutaupo daug laiko. Matau, kad yra klaida. Aš įsivaizduoju plius minus kur ta klaida, bet kad ją surasti labai ilgas laiko tarpas. Tai duodu mūsų dirbtiniui intelektui ir jisai visą tai perskaito, sutvarko, duoda patarimų, kaip toliau reikėtų tobulinti, jeigu nori, tai jį tai padarys. Tai va, tai dirbtinis intelektas, jisai geras įrankis, jeigu jį naudojate teisingai. Už jumis jisai nieko nepadarys ir jeigu jūs nesuprantat, ką darot, ir jeigu nueisite į ChatGPT ir parašysit, man reikia marketingo plano, tai jis jums ir padarys marketingo planą, kur jis nėra marketingo planas, jeigu tu nežinai, ko tiksliai parašyti. Tu turi išsivesti žmonės, auditorijas, kaip bus daroma, dėl ko bus daroma, turi turėti supratimą, kad žinot, ko paklausti. Geras įrankis, kai žinai, ko tu nori. Kai bandai paimti ir paprašyti, kad tau padarytų stebuklą, nepadarys. Ir jie labai dažnai improvizuoja. Labai geras pavyzdys su prieš tai darytų video paveiksliukais. Parašiau, nesuprato, tada reikia detalizuoti, paaiškinti, pasakyti, ko tiksliai nori, kam tu naudosi, tada jisai labai gerai padarys. Kitokiu atveju improvizuoja. Tai va, o linkiu jums testuoti, žiūrėti, įrankių labai daug, galėsiu kažkokiu momentu paliesti vienokį ar kitokį plačiau, bet turbūt tiek, kyla klausimų rašykit.